Labas vakaras. Lietuviškai litą pakeitęs euras. Dešimčių tūkstančių migrantų antplūdis į Europą ir vos prieš porą mėnesių Paryžiuje įvykę terorizmo išpuoliai, kurių metu žuvo daugiau nei 150, o sužeista beveik 400 žmonių. Ko gero, tai vieni ryškiausių įvykių Lietuvoje ir pasaulyje. Sukrėtimų šiais metais tikrai netrūko. Iki naujųjų 2016-ųjų, likus vos keletui dienų, garsiausia Lietuvos astrologė Palmira Kelertienė ir Latvijos garsenybė astrologė vadinama Liuba Kogan ne tik apie tai, kas ateinančiais ugninės beždžionės metais laukia kiekvieno zodiako ženklo. Abi astrologės nori visus įspėti. Pasak jų, nesėkmės ir nelaimės supurčiusios pasaulį šiemet tik dramatiškų įvykių pradžia. Turėsite būti itin kantrus ir stiprus ne tik kitais metais, bet net 4 metus. Šį laikotarpį astrologės vadina lūžio metais. Pasak jų, nesėkmių, karinių konfliktų, išpolių ir gamtos stichijų sukeltų nelaimių bus dar daugiau. Ateinantys metai katastrofiškai blogi, teigia astrologė Palmira, tačiau prošvaisčių ji vis dėlto mato. Iš tiesų kiti metai bus itin sudėtingi ir lengviau pasakyti, koks laikas bus geras ir ramus, galbūt šiek tiek geresnė Liepa, na ir gruodis. Kaip sutikti naujuosius, kad lydėtų sėkmė? Kokių zodiako ženklų iš tiesų laukia laimė, o kuriems reikia pasisaugoti? Iš Palmiros visą tai išgirsime jau netrukus. Galima laikyti laimės simboliu. Kol kas vykime į Rygą. Latvijoje žinoma astrologė Liuba Kogan. Ji išpopuliarėjo skelbdama labai tikslias astrologinės prognozes garsiems Latvijos pramogų ir politikos pasaulio žmonėms. Tiesa, Liuba jau kurį laiką nedalina interviu nei televizijai, nei spaudai. Pavargau nuo dėmesio ir viešumo. Noriu gyventi ramiai, sako Liuba. Pasaulį sukrėtė terorizmo išpuoliai Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Ar milžiniškas migrantų skaičius ir su tuo susijusios problemos? Pasak astrologės Liubos, tik pradžia. Ji patvirtina Palmiro žodžius. Tikrieji sunkumai prasidės ateinančiais metais ir tęsis net 4 metus. Особенно остро это звучит весной. Ypač stipriai tai pajusime pavasarį. Kovo 9 dieną visiškas saulės užtemimas. Jis labai stipriai palies Lietuvą. Atsiminkite šią datą. Mums sakoma, krizė baigėsi, o aš manau, kad tai klaida žvelgdama į Lietuvos, Latvijos ir kitų šalių situaciją. Galiu pasakyti, kad krizė ne tik tęsiasi, bet ir gilėja. Pirmiausia, tai susiję su naftos rinka. Tiesa, tokie neramumai kaip Ukrainoje, Lietuvoje, pasak astrologės, neprasidės. Ir karo ji nežada. Lietuvos laukia labai nelengvos dienos balandžio mėnesį. Kovas, balandis ir gegužė tai įtemptas ir sunkus metas ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Ginčai ir nesutarimai pačiuose aukščiausiose valdžios sluoksniuose, ekonominės problemos. Taip pat gali kilti potviniai, išsilieti upės. Pavasarį reikia būti itin atsargiems. O kada dar? Ateinančiais metais yra 2 pavojingiausi laikotarpiai. Tai, kaip jau sakiau, pavasarį ir rudenį. Rugsėjo 1 taip pat bus užtemimas. Tiesa, dalinis. Tačiau, kad ir kokie gąsdinantys laukia metai šeimoms, galvojančioms apie vaikus, astrologė patarė nedelsti. Vaikai, kurie gims ateinančiais metais, turės ypatingų sugebėjimų, kitaip plačiau mąstys. Taip pat kiti metai žada naujus mokslo atradimus. Gal net bus išrasti nauji vaistai, padėsiantys išgydyti itin sunkes ligas. Taigi, nepaisant sunkumų, kurie laukia kitais metais, bus ir gerų periodų, ir palankių įvykių. Nepamirškite dar kitos datos. Po neramumų kupinų kovo, balandžio ir gegužės prasideda labai palankus metas birželį ir liepą. Tuomet pasaulyje įsivyraus tam tikra ramybė, balansas. Ir kaip sakoma, pamatysime, kad horizonte jau šviesiau. Bet kas vis dėlto ateinančiais metais galės lengviau atsikvėpti, o gal netgi savo sėkme pasidalinti su kitais, o kamgi reikėtų ypatingai pasisaugoti ir neplanuoti nei darbų, nei esminių pokyčių. Latvijos ir Lietuvos astrologės vieningos. Ateinančių metų laimingieji jaučiai, mergelės ir ožiaragiai. Jeigu jūs esate šalia tokių žmonių, kitais metais būtinai klausykite jų patarimų. Gali būti, kad dalis jų sėkmės atiteks ir jums. Avinams astrologės gali pasakyti tik vieną. Darbas, darbas, darbas. Štai kas jų laukia kitais metais. Ir neplanuokite kelionių.
Kitais metais jums verta tapti tikrais namisėtomis. Таунам придется много Avinams teks daug stengtis ir dirbti, tačiau jie bus tuo patenkinti. сатисфакции, то есть они будут получать некоторое удовлетворение от своей деятельности. Jei kalbėtume apie avinų sveikatą, galėčiau pasakyti, kad dėl jos nerimauti nereikėtų. Ну, Tačiau vienas dalykas svarbus. Dvasinė avinų būklė labai įtakos jų gerą savijautą. Ir kokį galima būtų palinkėti avinams, tai stengtis išlikti ramiems ir gerai nusiteikusiems, kad ir kas be nutiktų. Что бы ни происходило. Pirmą metų pusę ugnies ženklam atkaklaus darbo ir sėkmingo, naudingo darbo metas. Avinam, liūtam, šauliam reikia mąstyti apie karjerą. Jie gali gauti gerus užsakymus, gali gauti naujus veiklos pasiūlymus. Jie gali plėsti savo veiklą, keisti darbovietę, visa tai jiems seksis. Jaučių laukia kūrybingi metai, o pats sėkmingiausias laikas jiems metų pabaigoje. Если мы говорим о том, что надо приводить в этот мир детей, то... Jei kalbame apie tai, kad ateinančiais metais verta susilaukti vaikų, tai jaučiams patariu, jei dar jų neturite, gimdykite būtent šiais metais. Jūsų vaikai bus nuostabūs. O tie jaučiai, kurie jau turi vaikų, turėtų su jais daugiau praleisti laiko. Kitaip tariant, visą save investuoti į savo vaikus. Na, turtai ir laimė, šeiminė, vaikai, meilė. Tai yra jautis, jaučiam pats laikas įsimylėti, gimdyti vaikus arba pasišvesti kūrybai. Jaučiam, kurių veikla yra kūrybinė, laukia ypatingas pasisekimas kūryboje, jie taps žinomi, jų darbai bus įvertinti, jie bus populiarūs, perkami jų darbai, jeigu tai aktoriai kviečiami filmuotis į spektaklius, vaidinti. Jaučių visapusiškas pasisekimas, jie tarsi zodiako karaliai. Jaučiams galima tik pavydėti, na ir kadangi užkrečiami ne tik blogi dalykai, bet ir geri, daugiau bendraukite su jaučiais. Gimę po dvynių ženklų labiausiai tegu rūpinasi namais, nekilnojamojų turtų, investicijomis ir karjera. И они будут разрываться между двумя этими позициями. Taip jie ir draskysis tarp šių dviejų dalykų. Bet dabar pats laikas dvyniams pagalvoti apie šeimą, apie jos gausinimą. Семье, об улучшении жилищных условий. Возможно, это удачный год для близнецов, когда они могут купить... Ateinantis metai tai laikas, kai dvyniai gali pirkti namą, butą, o birželį jie netgi gali gauti netikėtą palikimą. Близнецы могут получить наследство, неожиданно получить наследство. O kaipgi santykiai ir meilė? Dvyniams kovas, balandis, rugsėjis ir spalis – tai labai įtemptas laikas santykiuose. Palmira taip pat priduria, kad dvyniams ateinantys metai nėra palankus, tad turintiems ambicijų ir planų kilti karjeros laiptais, verta palūkėti ir atidėti visą tai geresniems laikams. Meilėje jie turi būti irgi atsargus, nekeisti partnerių, nesirinkti, tai iliuzijų meilėje laikas. Dvyniai dabar itin turi būti atidus, kad neįskaudintų savo mylimų žmonių, artimųjų, vaikų. Jie gali būti neteisūs jų atžvilgiu. Ir iki rudens dvyniai turi stengtis išsaugoti tai, ką jie yra pasiekę, ir jų pagrindinis dėmesys turėtų būti namai, šeima. Iki rudens geras laikas dvyniam tvarkyti namus, remontuoti, galbūt netgi statyti, susitelkti ties šeima, ties namais. Šiemet gerai užsidirbusiems vėžiams astrologė Liuba Kogan patarė ateinančiais metais pailsėti, o turintiems fantazijos ar sugebėjimų galbūt net parašyti ir išleisti knygą. Santykiai su giminaičiais, kaimynais ar bendradarbiais bus dvejopi, todėl vėžiams rekomenduoju būti atsargesniems. Taip pat jie turi būti dėmesingi aplinkiniams ir žinoti ribas. Vėžiai jausis puikiai iki pat rudens, iki pat rugsėjo 9 dienos yra sėkmingas laikas veiklai, kelionė, mokymuisi, jokio apribojimų. Vėliau rudenį prasidės toks metas, kai jums tikti jėgų, kai reikia atsisakyti didelių ambicijų karjeroje ir labiau užsiimti namai, šeima. Liūtams reikėtų vengti avantiūrų, nerizikuoti. Viską daryti tik labai gerai apgalvojus ir aiškiai žinoti, kokių tikslų jie siekia. Tik tuomet, kai gerai žino savo tikslą, liūtai sugebės sulaukti sėkmės, pelno ar sukurti verslą.
Liūtai patys ateinančiais metais kurs savo ateitį, kalbu apie materialinę gerovę. Jei apskritai kalbėtume apie sėkmingiausius, geriausiai uždirbsiančius, pasieksiančius materialinės gerovės ateinančiais metais, tai būtų liūtai, dvyniai ir vandeniai. Jiems daug galimybių pagerinti savo gyvenimą, tačiau tik iki rudens. O štai rudenį viskas keičiasi. Liūtams rudenį geriau pagalvoti apie mokslus ar keliones. Tai gali būti ne tik kelionės į kitą šalį, bet ir dvasiniai ieškojimai. O štai gimusių po mergelės ženklo ateinančiais metais laukia daug malonių netikėtumų. Jiems tai ypatingai sėkmingi metai. Tokie būna tik kartą per 12 metų. Tad mergelės turėtų nesnausti ir gerai jas išnaudoti. Mergelėms labai kūrybingi metai. Jos spręs svarbias užduotis, priims svarbius sprendimus ir būtent metų pradžioje mergelės gali užduoti savo klausimą, ką gero jos gali padaryti pačios savo ateinančiais metais. Taigi jau nuo naujų metų mergelės perkratys savo mintis ir savo spintas ir pradės ruoštis susitikimui galbūt su nauja meile, o gal apskritai pasinaudos atsiveriančiomis naujomis galimybėmis. Ir karjera mergelėms taip pat puikiai klostysis. Palmira priduria, kad kitais metais mergelės ne tik galės džiaugtis sėkme, bet ir kaip magnetas trauks puikius žmonės. Ypatinga sėkmė lydės ir mergelės. Jie tarsi zodiako viršininkai, valdovai bus. Nuo jų valios viskas priklausys, tai zodiako lyderiai. Ir jiems seksis visose sritise, ir karjeroje, ir asmeniniuose santykiuose. Jie kaip magnetas trauks puikius žmonės ir jie tiesiog seksis. Svarstyklėms Liuba žada paslaptingus metus. Tiesa, kupinus neįtin malonių netikėtumų. Tačiau joms patariama kurti arba padidinti šeimą. Laikas sukurti giminės medį, prisiminti mirusius artimuosius ir surasti jiems vietą savo širdyje. Svarstyklių laukia aktyvūs metai. Dar galiu pridurti, kad svarstyklių gyvenime atsiras naujas partneris. Ne versle, bet asmeninėme gyvenime. Tas naujas partneris gali atsirasti metų pradžioje. O tie, kurie jau turi savo gyvenimo draugą, pasirinkite pokyčiams, nes jūsų santykiai taip pat gali keistis. Tačiau tai tik į gerą. O Palmira svarstyklių ženklo atstovus ateinančiais metais tiesiai vaidina, tikrais nelaimėliais. Sunkiausias laikotarpis svarstyklėms tęsis iki pat gegužės 31 dienos. Rinktis partnerį, tuoktis svarstyklėm bent jau iki birželio mėnesio nereikėtų. Na, gerasis laikas svarstyklėm jau prasidės rudenį, kai Jupiteris eis į jų ženklą, jie atgaus jėgas ir štai tada prasidės jų didžioji sėkmė. Kitaip kalbant, iki gimtadienio liekame ramus, taikus, nieko nekeičiame, ilsimės, taupom jėgas ir saugome sveikatą, nes dabar tai yra energijos praradimo laikas ir jeigu mes pernelyg daug dirbame, ar linksminamės, ar liūdime, ar su kažkuo kovojame, mes prarandam energiją, na ir prasideda ligos ir visos kitos problemos nelaimės. Skorpionams Liuba patarė rimtai pasvajoti paskutinėmis šių metų dienomis, nes ateinančiais metais pildysis tai, apie ką jie svajoja šiemet. Viskas, apie ką skorpionai svajoja šiais metais, gali išsipildyti ateinančiais, tikrąja ta žodžio prasme. Skorpionai bus savo gyvenimo architektai. Skorpionams gali pasirodyti, kad nepakaks jėgų, kad visos jų svajonės išsipildytų. Taip, tai tiesa. Savo energiją reikia tausoti, rūpinti savimi ir protingai investuoti. Jiems gali kilti problemų su sveikata artėjant rudenį, todėl skorpionams rekomenduojama teisingai gyventi, rūpinti savimi ir jokių ekstremalių išbandymų. O Palmira perspėja skorpionus būti atsargiais, ypač rudenį. Tik tuomet jie galės išvengti rimtų bėdų. Pirmoje vietoje, kieno laukia išbandymai, bus skorpionai. Nuo gegužės 21 dienos juodasis mėnulis, kuris siejamas su blogąja karma, blogos karmos atidirbinėjimu, karminių skolų grąžinimais, su demonais įeis į skorpiono ženklą. Na ir šio ženklo atstovam teks susidurti su vairiais išbandymais, galbūt savo vardo diskreditacija arba liga.
Todėl jie turi suspėti iki gegužės galo, atlikti svarbiausius metų darbus, grąžinti skolas. Nu, po to vienintelė pagalba bus ta, kad jie stengsis padėti kitiem. Kitaip savęs apsaugoti, ne kaip padedant kitiem, jau bus kaip ir neįmanoma. Geri pokyčiai laukia ir šaulių, ypač tų, kurie bus susikaupę ir nesiblaškys siekdami savo tikslo. У стрельцов начинается... Šauliams prasideda labai svarbus periodas. Jie gali pakeisti save, suformuoti naują asmenybę. Svarbiausia tvarka, disciplina, hierarchija ir nustatytos taisyklės. Это порядок, дисциплина, иерархия. Kad gerai jaustumėtės, reikia disciplinos. Jei sportuojate, darykite tai kasdien. Jei bėgiojate parke, tai darykite taip pat kasdien. Viskas turi būti nustatyta labai griežtai. Tai svarbu. И это должно быть очень строго. Šaulių ateinančiais metais laukia kilimas karjeros laiptais. Todėl ir sakau, kad jiems verta susimastyti apie tvarką ir discipliną savo gyvenime. Tai tikrai labai svarbu. Mat tuomet juos lydės sėkmė. Palmira šauliams dar patarė iki rugsėjo mėnesio neplanuoti jokių atostogų ir jokių malonumų. Turi susitelkti į didžiuosius gyvenimo tikslus, galvoti apie karjerą, apie kilimą karjeros laiptais. Jupiteris jų šeimininkas, būdamas mergelėje, jiem tikrai padės. Ir darbas su užsieniečiais, ar emigracija, ar darbas užsienio firmose šiuo metu jiems bus palankus. Na, o metų pabaiga leis atsipūsti, atsipalaiduoti. Gerų pokyčių turėtų sulaukti ir ožiaragiai. Jiems visai nereikia to baimintis. Jie vieni iš nedaugelio laimingųjų ugninės beždžionės metais. Tad ožiaragiams taip pat vertėtų nepražiopsoti savų progų. Появляется очень много знакомых. Ateinančiais metais ožiaragiai susiras daug naujų pažįstamų, daug keliaus, ypač po užsienio šalis. Ožiaragiams atsiveria daug galimybių kitose šalyse susijusių su karjera. Kalbu ne apie artimąjį užsienį, apie kur kas tolimesnius kraštus. Taip, kad ožiaragiai, pabrėžiu, tikrai daug keliaus. То есть козерогам имеет смысл в этом году выезжать далеко. Su ožiaragiam atsiveria platus horizontai, naujos galimybės. Beje, ožiaragiai bus tiesioginė ir perkeltinė prasme linkę keisti darbo vietą, galbūt net gyvenamą vietą, keliauti, galbūt kažkas ryšys emigracijai ar ilgalaikiam darbui užsienyje. Ir tai bus teisingas sprendimas. Dabar svarbu ožiaragiam neužsisėdėti namuose, priimti naujus pasiūlymus, judėti, kažką iš esmės keisti savo gyvenime, nebijoti išbandyti naujų tolių, naujų galimybių. Jiems tai seksis. Aplinkiniai jį žavėsis, jie bus autoritetais, juos gerbs. Šiais metais daug išgyvenimų patyrusių vandenių laukia atpildas. Jie galės šiek tiek atsipalaiduoti ir atsipūsti. Tiesa, tik iki rudens. Этот год усиливает их материально. Ateinantys metai jiems bus palankus, pagerės jų materialinė padėtis. Vandeniams verta pradėti savo verslą, jei dar to nepadarė. Įgyvendinti naujas savo idėjas. Vienintelis įspėjimas vandeniams – atkreipti dėmesį į tuos užtemimus, apie kuriuos kalbėjome – pavasarį ir rudenį. Tuomet jiems reikia būti atidiems ir atsargiems, kitaip jie gali nukentėti. Meilė ir santykiai – svarbiausia vandeniams – laisvė ir nepriklausomybė. Tai vieninteliai dalykai, ko vandeniai prašo iš savo partnerių. Ateinančiais metais vandeniai gali ir išsiskirti, tačiau jeigu tai įvyks metų pradžioje. Водолеи в этом году разорвут отношения, но это может происходить в самом начале года. Tuo tarpu Palmira vandeniams nepatarė pernelyg džiaugtis atokvėpiu. Norintiems išvengti nesėkmių, ji patarė neužsidaryti, daugiau bendrauti su aplinkiniais ir prireikus nebijoti paprašyti pagalbos. Jų irgi laukia nemenki išbandymai, įvairūs likimo smūgiai ir vaizdžiai kalbant, dabar derėtų vandeniam įsigyti gerą draudimą, nes jų laukia ne patys geriausi dalykai, ne pačios geriausios staigmenos ir permainos. Vėlgi, kuo mažiau darbų, kuo mažiau permainų, stengti susitaikyti su tuo, kas siunčia dievulis, žinoti, kad nieko šiaip sau nėra, kita vertus, kad niekas amžinai netrunka. Tai išbandymų periodas ir užduoti šitų išbandymų, kad įsivalytume, kad atsivertų galbūt mūsų užslėpti rezervai, kurių mes nepažįstame
Ir žinoti, kad nieko šiaip sau nebūna. Jeigu mane už kažką skriaudžia gyvenimas, aš kažką prarandu, kažko netenku, reiškia taip reikia. Galbūt aš buvau per mažai dosnus, per mažai kažkam paukojau, kažko per mažai rūpinausi. Dabar štai aš turiu pats problemų. O štai žuvų ženklo atstovams patariama dėl nieko nesirūpinti. Mat jų lauks nesudėtingi, galima sakyti net nerūpestingi metai. Если мы говорим о партнерских отношениях, то есть это ключевая... Kas tikrai sutiks ryškų ir ypatingą partnerį kitais metais, tai žuvis. Ypač verta tai išgirsti toms žuvims, kurios dar neturi gyvenimo draugo. Šie metai ko gero vieni palankiausių jį susirasti. Žuvims palanku tuoktis, kurti šeimą arba naujus santykius. O jei kalbėtume apie karjerą, žuvims neverta per daug sukti dėl jos galvos. Ir labai daug skirti tam jėgų. Jei žuvis nukreips dėmesį tik į karjerą, joms vargu ar tai pasiseks. Žuvims seksis vis dėlto kuo puikiausiai, bent jau pavasaris bus puikus, nors kovo 9 dieną ir bus užtemimas jų ženklė, bet tai filosofų ženklas, religingų, išmintingų žmonių ženklas ir manau, kad šitas užtemimas didelių problemų jiems nesukels. Ir būtų galima nebent žuvim patarti, rugsėjo mėnesių nieko svarbaus neplanuoti, šis mėnuo jau žada kažkokių rimtesnių išbandymų. Astrologė Liuba Kogan sako turinti vieną patarimą visiems. Kaip elgtis, kad laukiantis net 4 sunkumų metai būtų lengviau ištveriami ir kokias pamokas vertėtų išmokti. Geriausia, ką galima padaryti tuo met, kai įvyks užtemimai, kalbu apie mano paminėtus sunkiausius metų periodus, kovo 9 ir rugsėjo 1, tai konkrečios datos, atsiminkite jas. Tuomet mes nesodiname, nestatome, neremontuojame, tiesiog gilinamės į kažką didingesnio nei kasdieniniai rūpesčiai. Pažvelkime į savo vidų. Mes turime pasirinkti, ar linkstame į materialius dalykus, griauname buvusius idealus. Kartais, žinoma, reikia tai daryti, kad kurtume naujus. Viskas keičiasi ir tai nėra blogai. Tačiau aš kalbu apie ką kitą. Tai, ką dabar matome, tai idealų krizė. Seni žlunga, tačiau naujų neatsiranda. Todėl labai svarbu, kad žmonės matytų ateitį, mokėtų ją projektuoti. Šeima, parama, vienas kitam, žmogiškumas, gebėjimas matyti kažką daugiau nei tik materialius dalykus, rūpinimasis gamta, tai svarbu. Kai nutinka kas nors blogo, kai vyksta katastrofos, galite nepasinaudoti nei mobiliuoju telefonu, nei kompiuteriu, nei automobiliu, nepasidžiaugsite nei savo gražių namų. Galėsite pasikliauti tik kitų žmonių pagalba. Tuo tarpu garsiausia Lietuvos astrologė Palmira, pažvelgusi į Lietuvos horoskopą, sako, kad 2016 metai katastrofiškai blogi. Jie kupini išbandymų. Todėl jie rekomenduoja nepražiopsoti gerų periodų ir pasistengti būtent tuo metu atlikti svarbiausius darbus. 15 metus mes galime vertinti kaip repeticiją. Tikrieji ir sudėtingieji įvykiai jau vyks 16, nes tai bus Marso metai, konfliktų, kovų. Tokių konfliktų, kurie provokuoja karus, ar jie bus? Manau, kad ne. Nes pagal senovės persų kalendorių bus barsuko metai, o barsukas, pasak persų, taikos gynėjas, šeimos globėjas, turto saugotojas. Barsuko metais paprastai yra tai, kada būna karai ir jeigu jie būna nežymus. Ir vis dėlto Marso energija bus labai stipri, nes pagal kiniečių kalendorių tai bus raudonosios beždžionės metai, ugninės, ugnis irgi siejama su karu, konfliktais. Ugnis yra Marso energija. Pirmą metų pusę iki gegužės 21 dienos taiko ženkle, derybų ženkle, santarvės ženkle, svarstyklėse bus juodasis mėnulis. Juodasis mėnulis siejamas su demonais, su bloga karma ir kažką susitarti, išlaikyti gerus santykius tarp partnerių, tarp sutuoktinių nebus taip paprasta. Sąjungininkai pyksis, neras bendros kalbos, šeimoje irgi galima tikėtis daug nesutarimų. Visą tai žinant, belieka viltis, mūsų asmeninis sąmoningumas, geranoriškumas. Vienas nesėkmingiausių laikotarpių ateinančiais metais, pasak Palmiros, bus antra sausio mėnesio pusė, 1 vasario ir kovo mėnuo.
Būkite apdairūs, gegužė labai kontrastinga, didelė sėkmė ir netikėtas pralaimėjimas. Birželis itin sudėtingas, beveik visą mėnesį mes jausime, planetos bus kryžinėje padėtyje ir tai bus išbandymai, jausime stiprią kryžiaus įtaką. Liepa ir rugpjūtis daugiau mažiau ramesni, rugsėjis 2 užtemimai. Įdomu, kad rugsėjo 1 ir 16 dieną kaip tik per naujuosius metus. Be galo sudėtingas spalis ir lapkričio pradžia. Trečia dekada vėlgi lapkričio sudėtinga ir netikėtai malonus ir sėkmingas gruodis. Štai tokie metai, nelengvi, pavojingi. Ir tai tie metai, kai ko gero draudimą galima patarti visiems įsigyti. Astrologė Palmira ateinančiais metais patarė nesivelti į provokacijas, į viską žiūrėti su šypsena. 2016-uosius ji patarė pasitikti ramiai, šeimos ir artimųjų rate, vengti didelių kompanijų ir susibūrimų. Na, o norintiems prisivilioti bent šiek tiek sėkmės, jis siūlo naujųjų metų skristi sutikti į Izraelį arba pasirinkti egzotiškas salas. Per naujų sutikimą bus didesnė gaisrų, sprogimų tikimybė, galbūt nespalvų vengti, o atsargiau su ugnimi, atsargiau su elektros prietaisais, va į šitos dalykus reikėtų atkreipti dėmesį. Sakyčiau, reikėtų vengti gausių žmonių susibūrimų, gausių kompanijų. Ramiau atšvęsti. Kuo ramiau. Ir yra be galo gražus rodikliai šeimyniniam naujųjų metų sutikimui. Mėnulis bus su Jupiteriu susijungęs mergelės ženkle ir kažkokioje nedidelėje jaukioje aplinkoje sutikti su artimiausias draugais, su šeima būtų puikiausia. Jūs tikrai patirsite tikrą džiaugsmą. Beje, Jupiteris su Mėnuliu mergelėje astrologijoje atitinka Japonijos ženklą. Jeigu kažkas sugalvos galbūt japoniškam restorane ar namie japonišką stalą padaryti, tai irgi būtų galima laikyti laimės simboliu. Tai buvo viskas, ką šį vakarą norėjome jums parodyti ir papasakoti.